Iš pelenų į gyvenimą. Iš Evangelijos pagal Luką. 6 mėnesyje angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę sužadėtą su vyru, vardu Juozapas iš Dovydo namų, o mergelės vardas buvo Marija. Atėjęs pas ją angelas tarė: Sveika, malonėmis apdovanotoji, viešpats su tavimi. Išgirdusi šiuos žodžius, ji sumyšo ir galvojo sau, ką reiškia toks sveikinimas. O angelas jai tarė: Nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą. Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jisai bus didis ir vadinsis aukščiausiojo sūnus. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovydo sostą. Jis viešpataus Jokūbo namuose per amžius ir jo viešpatavimui nebus galo. Marija paklausė angelą: Kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro? Angelas jai atsakė: Šventoji dvasia nužengs ant tavęs ir aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu. Todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo sūnumi. Antai tavoji giminaitė Elzbieta pradėjo sūnų senatvėje, ir šis mėnuo yra 6 tai, kuri buvo laikoma nevaisinga. Nes Dievui nėra negalimų dalykų. Tada Marija atsakė: Štai aš viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei. Ir angelas pasitraukė. Tai Dievo žodis. Marija mus moko, kad tikrasis didingumas kyla iš tikėjimo ir pasitikėjimo Dievu, net sunkiausiomis akimirkomis. Jos didingumas nėra vien tai, kad ji tapo Dievo motina, bet visų pirma, jos nepajudinamas tikėjimas žodžiu, kurį jai pasakė viešpats. Marija tikėjo Dievo išganimo planu, kad Dievas yra gyvenimo Dievas ir kiekvienai žmogaus būtybei suteikia prasmę ir pilnatvę. Ne tik apreiškimo momentu, bet ir tuomet, kai jo sūnus kentėjo, kai viskas atrodė paneigiant Dievo pažadus. Marija neprarado pasitikėjimo. Tais momentais, kai atrodė, kad Dievas nesilaiko savo žodžių, ji liko ištikima, žinodama, jog Dievas yra ištikimas savo pažadams ir nenusivylė. Todėl ir tu, sesė broli, mokykis pasitikėti. Pasitikėk, kad jis yra tavo tėvas. Pasitikėk, kad jis rūpinasi tavimi, kad jis veda tave per kiekvieną gyvenimo akimirką. Pasitikėk juo net tada, kai patyrė nesėkmes, ligas, pagundas ar nuopuolius. Pasitikėk taip, kaip pasitikėjo Marija, nes jinai pasitikėdama išvydo prisikėlimą ir Dievo laimėjimą. Geros dienos. Iš pelenų į gyvenimą.